Na, šiandien tiesiog mikrofono prasitestavimui, o ypatingai per vėlius labai gerai. Prasuksiu pro Klaipėdos bibliotekas. Aišku, kad būtų smagiau važiuoti, leidžiamės prie upės ir šiek tiek žvirkeliukų, bet po to atėjęs susasfaltuotas kelias. Klaipėdos botanikos sodas jau irgi po truputį gražėja, spalvos atsiranda. Štai yra asfaltas, čia tai visiškai galima pasimėgauti keliu. Na, o čia įdomiausia man pasižiūrėti, kokią situaciją su vėju. Nes kaip priešinis vėjas, žiūrėsim, koks čia garsas bus. Stiprokas vėjas, nėra šilta, bet jau ne taip, kaip buvo prieš porą dienų. Šiandien jau visai normaliai. Vienas gražesnių kelių. Ypač čia būna gražu rudenį, kai būna visi lapai rudi. Na, šiuo metu po truputį žaliuoja. Kylam nuo upės. Pervažiam tiltą ir važiuosim link centro. Grįžtam prie upės. Čia iš tiesų visada matai ir klojant. Kol kas žiūriu tuščia. Gal arčiau senamiesčio jau bus. Atvažiavau prie šito viaduko. Aš turiu atsidurti toj pusėje, bet kažkaip pravažiavau ir ten nėra prasukimo asfaltuota. Čia irgi žvyrkelis prieki, net nežinau iš tiesų ar bus. Na ką, bandom gal čia važiuoti? Panašu, man reikėjo palei gatvę sukti truputėlį anksčiau, nevažiuoti čia iki to viaduko. Na, bet čia atvažiavau, teks prasisukti. Dar atsimenu iš mūsų vienos iš kelionių per Italiją, kaip mes tiesioginę prasme miegojom po tiltu, palapiniai, nes pliaupė taip, kad buvo absoliučiai neįmanoma rasti jokios sausos vietos. Tai mes bent jau pasistengėm tiek, kad radom tokį plotelį po tiltu. Sakom, ai, bus geriausiai. Šiaip nieko, visai ramiai tada pramiegojom, atsimenu. Čia tai jau palaikytų kaip amžiukais kokiais, jeigu tai paimtum ir pasistatytum. Vai, teisingai, man reikėjo čia sukti. Okei, feilas. Atmyniau prie Malūno parko. Čia tikrai labai gražiai, šiuo metu viskas sutvarkyta. Ypatingai, aišku, kas liečia man fotosesijas. Tai čia tokių fainų vietų yra. Čia dar atsimenu, man atsikrausčius į Klaipėdą prieš 4 berods metus. Šitoje vietoje dar nebuvo taip gražu. Ir viskas buvo tik tai tvarkoma. Šiuo metu tai čia yra tikrai viena iš gražesnių vietų miesto centre.
Na ir pirmoji mano šiandienos biblioteka yra Kauno Andželyno biblioteka. Dviratis saugiai paliktas, keliaujam. Į priekį važiavau palei upę, dabar suku link senamiesčio. Iš tiesų tokie dviračių takai miesto centre yra pats geriausias dalykas. Kai padirba tiem, kas daro tokį tinklą, nes Klaipėdoje praktiškai, na bent jau nuo centro į šiaurinę pusę, tai tikrai galima visų dviračių takais pravažiuoti. Pietinės dalies nelabai dar pažįstu. Reiks kada prasukti, pasižiūrėti. O va šita vieta yra viena šlykščiausių. Ta prasme, kaip kažkas gali įsivaizduoti, kad dviračių taip drebant galima važiuoti plytelėmis. Aš neįsivaizduoju. Dabar jūs pagalvokit, kodėl dviračiai važiuoja į pėsčiųjų taką ir panašiai. Nes čia tiesiog iš principo va, kaip mano ranka juda. Štai mes ir antroje bibliotekai. Ir Simonaitytės biblioteka. Na va, antroje vietoje dviratis priparkuotas. Keliaujam grąžinti knygos. Na, lekiam į trečiąją biblioteką. Šiuo metu jau miško biblioteka, pakeliui į namus. Kiekvieną kartą, kai pagalvoju pavadinimas miško biblioteka, tai yra tarsi miške esanti biblioteka. Kilsim per tiltą. Vakar geriausiai vėjas jaučiasi. Iškilus į viršų. Na ir trečioji biblioteka. Miško biblioteka. Grįžtam prie dviračių takų ir trinkelių, plytelių ir aišku apžėlusių medžių. Čia mano toks labai smagus reikalas, kai yra dviračių takas, bet tarkim po to šakos tokias išsikišę, kad be šansų yra iš tiesų važiuoti. Dabar žiūrėkit. Važiuoju. Opa. Liuks, ne? Ai, ir dar ypatingai. Kai būna dar smagiau nuo didesnių medžių, būna šakos linkę žemyn. Tai tarkim, pagal logiką, jų tada taip turėtum važiuoti ir daužyti galvą į šakas. Tai va, tai ką, važiuojam tiesiog taip, kaip yra galimybės. Gal kažkas šašlykiuką pasikepti. Oras iš tiesų šiandien tobulas. Ir tuščia, nei vieno žmogaus. O mes minami į mišką pagaliau. Ir į savo mėgstamiausią dviračių taką. Šiandien dviračių takų galima nuvarėti iki pat Palangos, Šventosios, o realiai į priešingą pusę keltų ir į Nidą. Keletas paskutinių posūkių ir savo kelionę per bibliotekas baigsim. Tai maždaug 20 km aplink miesto centrą ir 3 bibliotekas.